Na ką, mes čia randamės karo muziejaus, Vytauto didžiojo karo muziejaus bokšte, kuriame yra sumontuotas laikrodžio mechanizmas, pagamintas 1921 metais Berlyne Riochlis firmai. Tas mechanizmas iš pat pradžių buvo sumontuotas senajam bokšte, reiškia senajam muziejui, kur buvo, reiškia, cerkvės tas bokštas, pastatas cerkvės, buvo ten sumontuotas, reiškia, ir panašu, kad ir visi mechanizmai atkeliavo jau 37 metais iš ano bokšto, atkeliavo čia į naują, ir čia jis, reiškia, per naujai sumontuotas, sureguliuotas, suderintas. Reiškia, čia dabar mes matome, yra du svarsčiai. Vienas svarstis yra maždaug 350 kg sveria, kitas apie 250 kg. Ir čia mes matome, yra sistema, reiškia, kelimo. Yra, reiškia, pats aukštis čia maždaug yra apie 20 metrų, bet yra trys trosai, reiškia. Ką tai reiškia? Tai svarstis nusileidžia žymiai lėčiau. Žodžiu, gaunasi per tą skrysčių sistemą persiduoda, gaunasi žymiai daugiau laiko, jisai užveda tą variklį. Tai būtent tie svarsčiai ir yra pagrindinis laikrodžio variklis, kuris suka būgnus. Va čia mes matom, yra būgnai, čia yra eigos būgnas, persiduoda per skridinėlius ir, reiškia, trosas nueina iki svarsčio. Reiškia, ir čia tas pats kitoj pusė. O čia skambinimo būgnas yra irgi čia, reiškia, trosas, tas svarstis traukia, tas būgnas sukasi iš lėto ir suka, čia 4 laipsnių yra greitinanti greičių dėžė. Ir iš lėto labai suka, reiškia, krumpliaračius, jisai čia paskui greitėja. Ir, žodžiu, pamatysim, čia įsijungs, jisai jau, reiškia, maždaug paskutiniam laipsnį prasisuka kokį, sakysim, šitas būgnas apsisuka vieną kartą, o čia jau kelis šimtus kartų apsisuka. Su labai jau jisai susilpnėja jėga, bet jisai tada turi greitį daugiau kartų sukasi. Va, čia dabar matom yra reduktoriai, tai yra valandininko reduktorius, o dabar ką tik pasisuko, reiškia persiduoda judesys, per šitą eigos mechanizmą persiduoda, reiškia, krumpliaračių kūginių, per kūginių krumpliaračių reduktorių persiduoda čia į valandininko reduktorius, reiškia. Tai čia šitas dalykas reikalingas tam, kad minutinė rodiklė prasisuka vieną kartą, o čia reikia 60 kartų, kad, reiškia, persisuktų, kad visą pilną apsisukimą padarytų. Žodžiu, per valandą čia maždaug 12, reiškia, sulėtina, reiškia, tą valandininko rodiklę. Čia mes matom yra iš visų pusių 3 yra sukasi į vieną pusę, reiškia, pagal tą reduktorių, o anas priešais yra sukasi, jau turi suktis į priešingą pusę. Tai ten yra dar sumontuotas, reiškia, tas vadinamas parazitinis krumpliaratis, reiškia, tai jisai, ką jis duoda, jisai į kitą pusę, reiškia, sukimas į kryptį nukreipia priešingą kryptim. Va, tai čia maždaug, toks mechanizmas. Čia mes matom yra pati laikrodžio širdis. Pats laikrodžio mechanizmas. Čia yra ankerinis ratas, matom, ir ankerinė šakutė. O čia yra švytuoklė. Ta švytuoklė yra 1,2 centimetrų. Jos svoris panašiai apie 7 kg. Jinai tokia nelengva, reiškia. Ir čia kas sekundę jinai sviruoja ir prasuka, ankerinis ratas prasisuka per vieną krumplį. Reiškia, ir paskui judesys persiduoda toliau ir čia, žodžiu, persiduoda į rodiklės. Kas pusę minutės rodiklė prasisuka šiek tiek, reiškia, ten kelis laipsnius prasisuka, reiškia, pagal ciferblatą. Tai toliau čia mes turim, yra padarytas kelimo mechanizmai.
Va čia reduktoriai stovi, tai čia nereikia, yra žinoma ir rankena, galima su rankena tą užtraukti laikrodį, bet čia, kaip sakyti, jau didelis vargas, reikia ilgai ir sunkiai sukti. O čia va yra 2 reduktoriai, čia dar prieškariu jie sumontuoti, matosi, kad jie čia jau nebe pirmos jaunystės, bet puikiausiai veikia, reiškia per grandinę suka, reiškia ir užtraukia atgal trosą, susivinioja, čia daug susivinioja to trosą ir paskui, reiškia, jis tas trosas traukia, reiškia, svarstis traukia tą trosą ir užveda tą mechanizmą ir jisai gali, reiškia, užtraukus, gali eiti maždaug, savaitę, gali ir ilgiau. Ten yra apačioj, va, jeigu mes ten yra šachtos tokios, reiškia, padarytos, ir tie svarsčiai turėjo pataikyti tas šachtas. Reiškia, bet panašu, kad pradžioj galbūt buvo ten ir padaryta, kad tas pataikytų tie svarsčiai, kaip tą bokštą statė 37 metais, bet, reiškia, matyt panašu, kad bokštas šiek tiek pasvyro. Nedaug ten, kokius 5 gal centimetrus, čia reikėtų tiksliau pamatuoti. Va, ir panašu, kad jisai pasvyro. Va, ir dabar, reiškia, tie svarmenys užkliūna už to krašto ir gaunasi tokia biski dinaminė, tokia apkrova. Tai šiaip nėra gerai laikrodžiui, tai aš niekada jau į tos nedaleidžiu, kad jisai jau į tą šachtas pasmuktų tas svarstis, reiškia, aš jau ateinu, reiškia, kartą į savaitę. Šiaip tai galėtų jis apie kokią 10 dienų eiti, bet kadangi ten yra, jau reiškia, jisai nepapuola į tą šachtą, tai reikia, kad nebūtų kažkokių tai dinaminio apkrovų, kad jisai čia nesudreba visas. Jeigu ten pasunka, sudreba, tai nėra gerai, gali ir trosui, ir mechanizmui pakenkti, gali ten ir... Tai va, tai maždaug toks čia yra tas mūsų laikrodis. Va. O kaip gamtos sąlygos, kenkia laikrodžiui, reikia kažką ypatingo daryti, jeigu, tokia kažkoks didelis šaltis ypatingas, arba atvirkščiai, kaip sako, karščio metu. Šiaip iš tikrųjų čia, matome, yra švytuoklė, kaip aš minėjau, 1,2 m yra, ir apačioje yra tokia veržlė, jis reguliuojasi švytuoklės ilgis. Reiškia, tai kas dabar gaunasi, jeigu atšyla, jeigu šiltas oras, atmosfera atšyla, tai tada švytuoklė, čia kadangi yra medinė, čia yra iš buko medžio medinė, reiškia, ir jinai susitraukia. Medis nuo šilumos traukiasi ir tada ta švytuoklė labai nedaug pradeda greičiau svyruoti, greičiau. Ir kas tuo metu gaunasi? Tada gaunasi, kad laikrodis pradeda skubėti. Ir galimas dalykas, būna, reiškia, jeigu staigus yra atšilimas, būna, sakysim, kaip pavasarį, tai būna netgi 1,5 minutės, reiškia, ten per savaitę. Tai man reikia tada jau ateiti dar kartą ir pareguliuoti, o čia numatyti tą temperatūrų pasikeitimą, tą orą numatyti yra labai sunku ir praktiškai neįmanoma. Bet jeigu yra pastovi temperatūra, jeigu jinai nekinta, sakysim, būtų konstanta, čia pavyzdžiui, kokie ten 20 laipsnių ar 18, tai tas laikrodis yra labai tikslus, jis galėtų praktiškai, galima, aš jau buvau pataikęs, kad ir sekundę praktiškai ir tiksliai pusę sekundės galima pataikyti. Čia tokio stiliaus laikrodis, toks mechanizmas, jisai yra palyginus labai tikslus. O kiek metų tenka laikrodį reguliuoti? Su laikrodžiais tai aš esu susidūręs nemažai laiko. Aš turiu šiek tiek ir parinkęs tų laikrodžių ir mėgstu pasikrapštyti, ką išmokau iš savo tėvo. Tėvas mano mėgdavo, tėvas mano kaip ir aš, inžinierius, mėgdavo bendradarbiam pataisyti laikrodžius, kokius atneždavau. Visą laiką pilnas būtas būdavo visokiausių laikrodžių. Tik sėdavo, skambėdavo, tai žodžiu. O čia tai jau praktiškai 9 metai aš čia tą mechanizmą prižiūrau. Teko pradžioj čia jį sutvarkyti, nes, buvo truputį apleistas. O dabar jau jisai yra, kiek aš sugebu prižiūrau, tai jisai jau dabar jau nestreikuoja, jau panašu, kad jisai gali eiti. Patvarkėm čia tos reduktorius, buvom čia kaip bokštą remontavo, kai darė remontus, tai buvau išėmęs čia tos reduktorius, reiškia, nusivežiau pas save į dirbtuvės, teko jo sutvarkyti, nes irgi buvo
buvo reiškia, įsireguliavę, buvo ten ir, žodžiu, reikėjo išvalyti pirmiausia, nes labai apaugę tepalais tokiais atidirbtais, žodžiu, teko sutvarkyti ir dabar su manau, jis vėl turėtų eiti kokį 50 metų, aš manau, kad nesunkiai.